Po reklamos tęsiame laidą Reporteris. Pasaulis gedi kompanijos Apple įkūrėjo Steve'o Jobso. 56 metų kompiuterių genijus mirė po ilgos kovos su kasos vėžiu. Visame pasaulyje prie Apple parduotuvių nešamos gėlės ir degamos žvakutės. Užuojautą pareiškė pasaulio šalių lyderiai, tarp jų Amerikos ir Rusijos prezidentai. Steve'as Jobsas vadinamas žmogumi, kuris pakeitė pasaulį. Jam nusilenkė ir buvęs konkurentas, kompanijos Microsoft vadovas Billas Gatesas. Pasaulis neteko genijaus, kurio indėlį technologijas jaus ištisos kartos. Tai pasaulio lyderiai ir stambiausios pasaulio technologijų įmonės sutiko žinią apie vieno iš kompiuterinės įrangos gigantės Apple įkūrėjų Steve'o Jobso mirtį. Kompiuterių Mac, telefonų iPhone, planšetinių kompiuterių iPad, muzikos grotuvų iPod kūrėjas mirė eidamas 56 metus, neįveikęs kovos su kasos vėžiu. Pagerbdami vizionieriumi vadinamą Jobsą, jo gerbėjai visame pasaulyje rinkosi į Apple parduotuves. Nešė gėlės, žvakutes, kai kur plevėsavo juodos vėliavos su firminiu obuolio ženklu. Labai liūdna diena. Man tai panaši diena, kai mirė princesė Diana. Manau dėl to, kad Steve'as Jobsas buvo vienas mano herojų. Jis man buvo didelis įkvėpimas. Tai buvo žmogus, galėjęs priversti pasaulį daryti tai, ką jis norėjo, kad jis darytų. Jis nurodė pagrindinės tendencijas – telefonų ir planšetinių kompiuterių. Nežinau, kas toliau laukia kompanijos, bet jau dabar aišku, kad ji daug ką prarado. Jos epocha praėjo, genijaus nebėra. Jo įtaka pasauliui, ypatingai Kinijai, yra akivaizdi. Kinijoje gyvena daugybė žmonių ir daugelis jų naudoja Apple produktus. Aš manau, kad Kinijos žmonės išliks lojalūs ir visą laiką naudos Apple produktus. Mes visuomet prisiminsim didį Apple genijų. Steve'as Jobsas multimilijonieriumi tapo nesulaukęs 30, daugiau kaip 8 milijardų dolerių turtą jam atnešė dar nuo vaikystės pomėgis domėtis elektronika. Jobsas buvo įstojęs į koledžą, tačiau mokslus metė. Būdamas 21 su draugais Steve'u Wozniaku ir Ronaldu Veinu įkūrė kompaniją Apple. Steve'o Jobso garaže bendraminčiai pagamino pirmą kompanijos produktą, gana primityvų kompiuterį, kuris buvo be ekrano ir klaviatūros. Tačiau kitais metais pristatė jau tobulesnį produktą, kuris išjudino asmeninių kompiuterių rinką. 84-aisiais kompanija pristatė kompiuterį Macintosh. Jis buvo pirmasis komerciškai sėkmingas kompiuteris su grafinė vartotojo sąsaja. Maždaug po metų Steve'as Jobsas savo karjerą Apple buvo priverstas nutraukti. Pralaimėjęs kovą dėl vadovavimo, jis įkūrė savo įmonę. Po maždaug 10-mečio jis vėl grįžo į Apple, kuri buvo ant bankroto ribos ir prikėlė kompaniją naujam gyvenimui. Steve'as Jobsas sakydavo, kad žmonės nežino, ko nori, kol jiems neparodai. Ir iš tiesų Jobsas sukūrė tai, kas tapo kultiniais produktais. Muzikinis grotuvas iPod, telefonas su lietimu jautriu ekranu iPhone, galiausiai prisilietimais valdomas planšetinis kompiuteris iPad. Tai buvo žmogus, kuris sukūrė viską, kuo mes dabar naudojamės, ir manau, tai yra nuostabu. Ironiška, kad žinią apie jo mirtį gavome iPhone telefonu. Tai yra jo kūrinys ir jis toliau klesti. Jobsas buvo charizmatiška asmenybė ir nors sąskaitoje turėjo milijardus, dėmesio aprangai daug neskyrė. Jo vizitinė kortelė, išblukę džinsai, sportiniai bateliai ir juodas megztinis aukšta apykakle. Gerų humoro jausmų pasižymintis Steve'as Jobsas turėjo gebėjimą įkvėpti žmonės savo kalbomis. Niekas nenori mirti. Žmonės, kurie žada patekti į dangų, irgi nenori. Ir vis tiek mirtis – galutinė stotelė mums visiems. Niekas jos negalėjo išvengti. Taip ir turi būti, nes mirtis tikriausiai yra geriausias gyvenimo išradimas. Steve'as Jobsas buvo vadinamas šios epochos Leonardo da Vinčiu. Galima tik spėlioti, kad dar šis rinkodaros genijus būtų pristatęs, jei ne kasos vėžys, kurį jis bandė išgydyti 8 metus. Jobso talentui lenkėsi pasaulio lyderiai ir jo konkurentai. Prezidentas Barackas Obama viešame laiške po jo mirties rašė: Steve'as buvo vienas iš didžiausių Amerikos novatorių, drįstantis mąstyti kitaip, pakankamai ryžtingas, kad tikėtų, jog gali pakeisti pasaulį ir pakankamai talentingas, kad tai padarytų. Pagrindinės Apple konkurentės Microsoft vadovas Billas Gatesas pareiškė, kad pasaulyje retai kas padaro tokį didžiulį poveikį, kokį padarė Steve'as Jobsas. Jo pasekmės jaus daugelis ateinančių kartų. Rinkos analitikai neturi vieningos nuomonės, kokia Apple kompanijos ateitis laukia po Steve'o Jobso mirties, kuris buvo kompanijos inovatorius ir pagrindinis veidas. Reporterė Monika Petkevičiūtė.